užsiminėme, kad esate prie Kauno valdžios, prie Logo, taip sakant, priėjęs, visą kitą. Ar pastatysite vieną kartą fucking areną Kaune? Vat klausimas geras. Ar pastatysime areną? Taip. Pastatysime. Kada? Na, aš manau, kad greitas darbas, kreivas stalas. Teisingai. Ir žinot, kas laimėjo lenktynės? Vėžlys. Todėl neskubėk ir būsi pirmas. Teisingai. Nes mes pastatysime ir bus talpins areną 15 000 žiūrovų. Eina savo, iš kur. Ne tai kaip pasijumins Siemens Vilniuje. Nors jūs prancūzas, aš nežinau, kaip yra Paryžiuje, bet Vilniuje tai yra taip. Jūs pasakykit, kad talpintų kokį 100 000. Labiau apsimokės, tada daugiau pelno bus. Kad galėtų Pugačiovą su Liuga atvažiuoti, ar Madonna? Su Miškėla, Madonna jis gal kokį 100 000 žmonių spėjo. Esat parašęs knygą Jaunoji Lietuva kelias į laisvę. Čia romanas, ar yra ten kokių nors pikantiškų sekso scenų? Jūs labai visą laiką bandote kalbą nusukti Apie seksą. apie seksą. Žinot, aš jums pasakysiu, viena moteris paklausė kitos. Taip. Sako, kas tau labiau patinka, seksas ar keksas? O koks, sako, skirtumas, svarbu, kiaušiniai būtų šviežus. Labai čia toks lyguistas humoras. Ne? Labai nemalonu. Jūs pastatėt mūsų nepatogią situaciją. Tai jūs klausėte. Bet jūs tokiais nešvankiais fokusais. Kaip man pažiūrėti žiūrovų į akis? Gal mūsų laidą žiūri Kazimiera Danutė Prunskienė? Gal Aušra Marinė Paviljoninė žiūri? Gal Monsinjoras Svalinskas žiūro? Gal net Tinta žiūro? Gal Valinskienė žiūro? Kaip man žiūrėti jiems į akis? Na, jeigu žiūri Valinskienę, tai tos pačios dvi moteris sako, kas tau labiau patinka, lytinis gyvenimas ar nauji metai. Aišku, sako nauji metai, kodėl dažniau būna. Aš nežinau, jūs taip sakote, aš nieko nesakau. Inga čia ant tavęs. Aš nesakiau. Valinskas labai užsiėmęs dabar matyti yra. Tai nauji metai anot Stanislovo Buškevičiaus. Čia jūs taip sakote. Ingai Valinskienė dažniau negu seksas su Arūnu Valinsku. Aš taip nesakiau. Sakėte ką tik. Aš sakiau, bet aš konkrečiai nepasakiau. Pasakėte pakankamai konkrečiai. Ne, aš nepasakiau konkrečiau. Inga, aš labai atsiprašau už tokį svečią. Labai gaila, kad žmonės taip galvoja. Dabar jūs jau pritempėte ten, kur jums rūpė. Atvirų tekstų ką tik Stanislavas Buškevičius pasakė, kad Arūnas Valinskas yra nepajėgus. Nesakiau. Su nešviežiais kiaušiniais. Nesakiau. Aš negaliu, man sunku dalyvauti tokioje laidoje, kur jūs, Lebronio, bandote suvesti sąskaitą su Valinsku ir su Inga. Jūs nesinaudokite manimi kaip įrankiu. Man reikia net sąskaitų su Inga. Mes ir taip pakankamai artimi. Bet Valinskas pastoviai įlenda su savo nešviežiais norais. Jūs esate vienas sportiškiausių žmonių Lietuvoje, netgi esate vieną kartą bėgom aplenkęs džipą ir šiek tiek atsilikęs nuo Javos, ar tiesa? Kaip sakė Markas Tvenas, gandai apie mano mirtį yra šiek tiek perdėti. Jūs neturite autotransporto priemonės? Neturiu. Kodėl? Nes neturiu teisių. Neturiu teisių? Ne. Labai lyguista situacija, kodėl? Nežinau. Kaip mano draugas Vytas Einulis. Bet tas ir ten mopėdą važinėja. Aš nežinau, aš tiesiog keista, bet niekas jų nedavė man. Žiūrėkit, jūs kažkada sukūrėt tokį birzgalą, kažkaip morkos, burokėliai, kažkokius ten dar išmatų ir tas gaunasi jūsų sultis. Labai baisus skonis iš tikrųjų. Jūs taip jaunai rodėt dėl to, kad pats įgerėt, ar kaip? Taip, jisai nėra galbūt skanus, bet jis yra sveikas, tas birzgalas, kaip jūs sakote. Stanislavai, esat labai iš nedaugelio vienas, kurie dar neapsikorumpavo. Kada mums laukto džiugaus momento? Jūs norite, kad visi pradėtų kažką tai daryti blogo. Visi daro blogo, aš norėčiau, kad ir jūs prisijungtumėte. Na tai, žinot, vieną kartą gyveni gyvenime, vis tiek mirsi. Nu, aš išliksiu istorijai, bet taip, ir į kapus nieko nenusinešiu. Todėl ar verta užsiminėti tokiais dalykais? Yra nutilėtas faktas, kad yra kesintas jūsų gyvybė. Kiek jums dar liko gyvybių? Kaip
Michelle Pfeiffer, kai jinai nukrito nuo stogo, jinai pasakė, ar tai kėsintasi, ar paprasčiausiai patiko mano odinė striukė. Odinė striukė. Klausimas liko istorijai. Davė tik galvą gerai. Ne, aš gavau į galvą. Gavai į galvą? Taip, su nunčiaku, tokiu rytietišku ginklu. Ir dabar, kai kas nors man nori užduoti, aš sakau, neduokit man į galvą, nes jie man labai skauda. Labai toliaregiškas perspėjimas prieš muštynės. Esat išsiuntęs į Maskvą savo karinį bilietą. Ar nebijote, kad Putinas jums atsiųs jį su keiksmais atgal? Ne. Baimė. Kas yra... Man toks jausmas, kad jūs nieko nebijot, net Prunskinis. Sako, tundroj, medžiai atauga, reikės vėl juos kirsti. Tai baimė šiek tiek yra. Ponas Stanislavai, labai ačiū Jums, kad atėjote, buvo išties malonu su Jumis pabendrauti. Ačiū, kad Nuoširdžiausiai Jums, kad vienas iš nedaugelio esat, kur nesu komentaręs. Tokių žmonių Lietuvoje retas. Stanislavas Buškevičius.